Taigi, kodėl šiandien atėjote šitą? Nes aš noriu šert. Tai ką šiandien darot? Šeriam. Šeriam? Šeriam. Šeriam? Šeriam. Su šitais automobiliais? Šeriam. 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 Ką jūs pasakysite? Šeriam. Šeriam? Šeriam. Ką jūs pasakysite? Turiu komentarų šiuo metu. Jūs? Šeriam. Šeriam? Svarbiausia nenurašyti. Nu čia bus matyti. Ką jūs pasakysit? Svarbu šerti ir nenurašyti. Jum? Šeriam irgi. Irgi šeriam. Kaip čia suprasti? Šeriam. Ponas, palaukit. Pa. Ką šiandien darysim? Pasilinksmin? Pagaliau kitoks atsakymas. Kas dar nešnekėjo? Kas nešnekėjo? Šert. Vai, pala, ne tą pusę. Šiandien Lietuvos inžinerijos kolegijos pituose turim žvaigždę, laimėjusi street važiavimus, nenusteikęs kalbėti, kaip matom. Nenusteikęs kalbėti. Pagrindinis mechanikas, kokios bėdos? 3 litrių daviklis nuėjo šaibom, laukiam daviklio ir mėginsim keisti, žiūrėsim, kas bus. Tokie įspūdžiai. Daugiau darbo negu važiavimo kol kas. Vadinas gerai. Instruktoriau, pasako, kaip sekas? Gerai, jau visus išmokinau beveik. Visi jau saulytės pieš moka. Vairuotojų, įspūdžiai. Labai dušna mašinai, bet mokytojas labai nekenčia mane. Kaip važiuoti sekės? Sunku. Sunku? Sunku. Kas nesisek? Viskas. Viskas nesisek? Lauris dar net nei kart nevažiavo. Tai Lauris sakė, tipo nevažiuosiu, bet skau važiuok. Saka, nenori. Kas Lauriai? Einam apklaus Laurį, man atrodo. Einam pas Laurį. Nu, Laurį, kodėl važiuoti nenori? Nežinau, va tokias nuotaikas dabar. Tokia nuotaika? Paspekteitin, kaip sakyčiau, žiūrėt, kaip jaunimui sekasi važiuoti. Ar mašina nepasitikė? Ne, kaip ir gerai viskas kaip ir tvarkoja. Tai žodžiu, šiandien be vairavimo. Matysis. Gal atsiras nuotaika vėliau kažkur. Pavažiuosim. Nu, pažiūrėsim. Nu, ką parodysi mums šiandien? Išsisukimų. Padangą sudegysi? Tikiuosi ne. Tikiuosi ne? Tikiuosi dar kitam litrai. Na, taigi, šiandien turim 2 automobilius fantastinius. Vienam sensorius nuėjo, kitam nuėjo interkulerio šlanga, bet dabar ieškomas tinkamas chamutas. Šią sekundę va toks va POV, aš biškį guliu po mašiną. Interkulerio šlanga. Nuėjus. Chill.
Tai turim kupą, tai yra mūsų mokyklinis mašiniuks, mokinam kiekvieną dabar tas, kas nevažiavė tokių tų spurgų ir panašiai. Važiuoju, filmuok. Eik, tas šiekt. Žiūrėkit, dabar aš turiu planą. Ten matau sėdi moteriškė. Mes ją užkalbinsim ir paklausim, kaip jai sekas. Tokį netikėtumo faktorių. Pasakykit kažką gražaus. Ką būtent? Emocijos. Ką Emocijos labai geras, labai smagu, labai gražiai saulės piešėsi ant asfalto. O, labai smagu. Patiko pačiai važiuoti. Jo, labai smagu, labai O gražiai. kaip mūsų sugedusios? Nieko, sutaisys kažkas. Nu gerai, kažkas sutaisys. Tai va, pasakė tiesą, gryną tiesą žmonės. Eikit čia, būtinai čia tik tais. Nes tik čia galite išmokti kažką naujo ir sužinoti tikrai apie mašinos vidinius elementus. Net trasui mes tvarkome mašinas. Čia tiesiog patirtis ant lėkštės paduota. Tai tiesiog ateikit į Lietuvos inžinierius kolegiją ir būkite mūsų komandos dalim. Lauksime.